Not one who's going to get all the rights of the kingdom. Ne tas, kuris pasiima visas teisės karalystės. He says, I will be a slave for you. Aš būsiu tau vergas. Does a slave have rights? Ar vergas turi teisės? Yes or no? Taip ar ne? No. Ne. A slave is told what to do and when to do it. Vergui yra pasakoma kada ir kur reikia padaryti. The Apostle Paul willingly says, I will be a slave. Apaštalas Paulius sako, aš savo noru būsiu tau vergas. Jesus served people. Jėzus patarnavo žmonėm. But Jesus had this amazing solitude, this communion with his Father in heaven. Bet Jėzus turėjo ir tą nuostabią bendrystę ramybėje su tėvu, kuris danguje. Jesus says, my will is to do the will of him who sent me. Jėzus sako, mano valia yra to valia, kuris mane atsiuntė. How can you know God's will if you don't spend time with him? Kaip tu gali žinoti tėvo valią, kada tu su juo nepraleidi laiko? I've been in a church ministry for over 20 years now. Apie 20 metų aš tarnauju bažnyčioje. And I can't tell you how many times Ir aš negalėčiau vardinti kiek people kartų. say, I don't know God's will for my life. Žmonės ateina ir sako man, aš nežinau Dievo valios savo gyvenime. I gotta tell you, it's real simple. Aš labai paprastai atsakau. Love him Mylėk jį and love others. ir mylėk kitus. That is God's will for all of us in this room. Tai yra Dievo valia visiems iš mūsų, kurie esame šitame kambaryje. It doesn't answer questions of vocation or who should I marry. Ir tai nesako klausimus, kokį darbą aš turėčiau rinktis arba But ką aš it turėčiau answers vesti. the fundamental question of who am I and what am I supposed to do? Bet tai sako fundamentalų klausimą, kas aš esu ir ką aš turėčiau išpildyti savo gyvenime. So Mary complains to Jesus. Taigi Marija, Martha complains to Marta Jesus. skundžiasi Jėzui. And Jesus says in verse 41, Martha, Martha, Ir 41 eilutėje viešpas atsako, Marta, Marta. you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. See, when you look at this, a lot of times these people over here, they justify themselves. Ir tie žmonės, kurie yra šitame fronte, jie pateisina save. See, look, he tells Martha, this is better. Ir žiūrėkite, Kristus sako, kad tai yra geresnė dalis, ką This is better to sit and be meditative and commune with God bendrauti su Dievu, sėdėti, klausyti jo, than to be serving. negu kad bėgioti ir patarnauti. And let me just tell you, that is not right. That is not right. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra taip. In the original Greek language in which this is written, Originale, graikiška, Biblijos originale graikų kalba yra parašyta. Jesus is referring to the feast, the meal. Kristus jisai kalba apie maistą. He's saying many things are great, meaning many foods. Many things are great, meaning many types of food. This particular verse, you mean? In verse 42, he's meaning many things are good, meaning food. Many types of food. 42 eilutėje, kada jisai kalba, kad daugelis dalykų yra svarbus, jisai čia kalba apie maistą, konkrečiai apie But he's maistą. saying only one type or one dish is needed. Bet jisai sako, kad tik tai vienas patiekalas yra svarbus. Put the story, the narrative in context. In a context. Put it in a context. Pabandykime tai pasižiūrėti kontekste. Look at verse 38 again. 38. It says, Jesus and his disciples were on their way. Kristus keliavo ir ėjo vieną kaimą. Jesus is on his way to Jerusalem. Kristus ėjo pakeliui į Jeruzalę. He knows he's going to die soon. Jis žinojo, kad jis greitai mirs. Put yourself in his shoes for a minute. Pabandykite tiesiog įsivaizduoti save jo vietoje. Your Father has asked you to die for all the sins of humanity. Jūsų tėvas jūs siunčia, kad jūs numirtumėte už visos žmonijos nuodėmes. You know you're going to be ridiculed, Jūs žinote, kad iš jūsų tyčiosis, beaten, muš jūs and die one of the most gruesome deaths possible. ir jūs mirsite viena iš baisiausių mirčių. Do you think he's worried about food? Ar jums atrodo, kad jisai čia rūpinasi maistu? He goes to Mary and Martha's house for an oasis, a rest. Jisai ateina į Marijos ir Mortos namus, kad pailsėtų. Inside, he has massive turmoil. What, God? You want me to do what, my Father?
Jo viduje vyksta kova, Dieve, ką tu nori, kad aš padaryčiau. Tai yra, jam tai atrodo I baisu. get it. He's fully God. He understands his role, his will, what he's supposed to do. He understands it. Nors jis yra pilnai savo prigimtimi Dievas, jis supranta, ką jis turėtų padaryti. But the human in him says, if there's any way possible, take this away from me. Bet žmogiškoji dalis jame sako, jeigu yra įmanoma, patrauk šitą taurę nuo manęs. What does he need? Ko jam He reikia? needs comfort. Jam reikia paguodos. He needs a place to meditate. Jam reikia He vietos needs quietness. medituoti, jam reikia ramybės. See, one of the things we mess up as followers of Christ Viena, ką mes supainėjom, kada kaip Kristaus sekėjai, we try to serve people like we want to be served. mes norime patarnauti kitiem taip, kaip mes norime, kad mums būtų patarnauta. Let me give you a practical example. Noriu duoti praktinį A pavyzdį. guy named Chapman developed this thing called love languages. Once again, who's the one? Gary Chapman, he created a thing called love languages. Gary Chapman, kuris parašė knygą apie meilės kalbas. My loving wife is a quality time person. Mano mylima žmona, jinai yra moteris, kurie mėgsta kokybišką laiką. I discovered Aš pastebėjau, if I sit with my wife like this, kai aš sėdžiu priešai žmoną, I give her time to talk, ir duodu jai laiko look in her pašnekėti, žiūriu eyes, jos akis, I embrace her, aš ją apkabinu, emotionally, relationally. emociškai savo santykių. We dialogue. Mes turime pokalbį. We talk about hopes, dreams, Mes kalbame apie viltis, hardships, frustrations. susierzinimus. This takes a long time. Ir tai užtrunka daug laiko. If I do this with my wife, Ir jeigu aš skiriu jai laiko, akis į akį pabendrauti, I get what I need. aš tada gaunu atgal tai, ko man reikia. I need to be told I'm loved. Man reikia, kad man būtų I need to be pasakyta, told my wife is myliu tave. proud of me. Aš noriu, kad mano žmona didžiuotųsi I need manimi. my wife, I'm a words guy, I need my wife to say, good job. Man reikia, kad mano žmona pagirtų mane ir sakytų, gerai Even padarai. if I fail, I just need her to say, good job. Netgi jeigu man nepasiseka, man reikia tiesiog gero žodžio, kad pagirtų mane. I try to love my wife like I want to be loved. Ir aš bandau mylėti savo žmoną taip, kaip aš noriu Oh, būti that was mylimas. great worship, nice job, so proud of you, way to go. Girčiau, aš šaunuolė, labai gerai pravedė šlovinimą, taip ir toliau. Thanks. Jinai pasakytų man ačiū. And then there's silence. Ir tada būtų tyla. But if I love my wife the way she desires to be loved, Bet jeigu aš myliu savo žmoną taip, kaip jai reikia, kad jinai būtų mylima, kalbėdamasi su I ja, hear the encouragement back. aš tada iš jos gaunu tai, kas man reikalinga, padrasinimą. Every one of us in this room has needs. Kiekvienas iš mūsų šioje salėje turime poreikius. Taip. Taip? Taip? Taip. Yes? We all have needs. Mes visi turime poreikius. Now the problem is, I try to meet Roman's need, but it's not the need he needs met. Problema būna, kad aš bandau atsakyti į Romaną poreikį, bet aš šiek tiek prasilenkiu. Visai net tas poreikis turi būti atsakytas ir visai net ne So taip. what we end up doing, Taigi, ką mes galiausiai tada darome? I'm helping you, I'm helping you, I'm helping you, Aš tau vis padedu, but I need help this way, this way, this way. bet aš turėčiau visai priešingą. But I'll help you this way, this way, this way. Aš visai priešingą kryptimį ją bandau But no, padėti. do it this way, this way, O this jam way. reikia. Can't you see I'm helping you, I'm helping you. Vis pasitarnauju, vis But I bandau need it padėti. this way. No, I'm helping you, I'm helping Man you. reikia visai kitokios pagalbos, ne, aš tau bandau padėti. Unless we as a church Nebent mes kaip bendruomenė learn to communicate, bendrausime, learn to talk, kalbėsimės, learn to share our fears and hopes and our dreams and our hardships, dalinsimės mūsų sunkumais, mūsų baimėmis, mūsų we will iššūkiais. keep meeting needs this way Ir mes bandysime poreikius atsakyti, when they need to be met this way. o jeigu mes nebendrausime ir nesišnekėsime ir nesidalinsime, tada mes tiesiog prasilenksime ir visai ne taip pasakysime, kaip tai yra reikalinga. When someone comes to us hungry, Kada kas nors ateina pas mus alkanas, do we just open the Bible and read 4 or 5 ar mes chapters? atveriame jiems Bibliją ir skaitome 4 skyrius iš eilės? Aren't you full now? Ar tu nepasisotinęs dabar? I mean, it says, be filled by the Word of God, right? Pasakyti, tu turi būti sotus taip pat ir kiekvienu Dievo žodžiu? You're catching the sarcasm, aren't you? Jūs pagavote čia sarkazmą, ar ne? No, they need to be fed. Ne, jam They reikia need tiesiog food. fizinio maisto. When someone comes to us and they need to talk, Kada kas nors ateina pas mus ir jiems reikia we pasišnekėti, just need to keep our mouth shut. ko tai reikia, tai užčiaupti savo burnas ir klausytis. James says, be quick to listen,
and slow to speak. Jokūbas sako, būk greitas klausyti ir lėtas kalbėti. I find it interesting that God gave us 2 ears and 1 mouth. Įdomu yra, kad Dievas davė mums 2 ausis ir 1 burną. Just put the surround sound, man. And I'm guilty. I love to talk. Ir aš jaučiuosi kaltas, nes man patinka Someone kalbėti. starts sharing, oh, I can fix your problems. Kažkas pradeda tik tai dalytis, aš sakau, aš gal galiu sutvarkyti tavo First problemas. 5, 6 years of our marriage. Per pirmosius 5 metus mūsų santuokos. Sophie would be sharing something. Sofija dalinasi kuo nors su manim. I'm a wise man. Let me fix this for you. Aš protingas žmogus, iš karto nutraukiu, sakau, I don't want you to fix it. Just shut up and listen. Sako, aš nenoriu, kad tu dabar imtumės tvarkyti, tiesiog užsičiaupk ir išklausyk manęs. I'm wise. Let me fix this for Aš you. esu protingas, išmintingas, leisk aš to padėsiu sutvarkyti. At this moment, at this picture in ministry of Jesus Christ, Turėdami tą įvaizdį Kristaus tarnystės, Mary chose what was right. Marija, jinai pasirinko tai, Needing kas someone to listen. tą gerąją dalį. Jai reikėjo He pasiklausyti, needed quietness. jai reikėjo ramybės laiko. But there are times Bet yra metas, when we have to get off of our backside kada reikia atsistoti and we've got to serve. ir mes turime pasitarnauti. How many of you love that there's lights in here? Kiek iš jūsų patinka, kad čia yra apšvietimas? Come on. See your worship husband. Where's Stanislaus? I don't see him. Is he downstairs? He may not be. Okay. I thank Stanislaus all the time because he puts all the lights in this building. Stanislavas? Yeah. Stanislavas čia sutvarko visada apšvietimą, man tai taip patinka, aš taip džiaugiuosi. I love him. Aš jį myliu už I tai. can't even communicate. Aš negaliu su juo susišnekėti, But nes... I live in this building for over 2 years. Bet aš šiame pastate gyvenu 2 metus. And there's lights because he put them in. Ir čia yra apšvietimas, nes jis jį sutvarko. I needed light. Man reikėjo apšvietimo. What did he do? Ką jis padarė? He put light in. Jisai sutvarkė apšvietimą. How many love this drum shield? Ir kiek iš jūsų... Wow, my ears don't hurt after worship. I love it. Thank you. Ir ačiū tau, kas... Rolandai, kuris padėjo mums. They didn't just sit back. You know, we should do something about that. Jis nesėdėjo tiesiog, taip mums reikėtų kažką tai. Those drums sure are loud. Jo, tai būkna tikrai per garsiai čia trinksa. Yeah, they sure are loud. Jo, tikrai per garsiai. Somebody ought to do something about that. Kažkas tai dėl to turėtų kažką padaryti. Every week I watch my 16-year-old cut the grass in this place. Kiekvieną savaitę aš matau savo 16-metį sūnų, kuris nupjauna žolę. Oh. There he is, way in the back. Stanislavas, ane? Kurį taip vyriu, kurio taip džiaugiausi, sėdi gale. And every week after Boaz cuts the grass, I love looking at it. Ir kiekvieną kartą, kada Boaz nupjauna žolę, It makes it look nicer. jinai tiesiog gražiau atrodo paskui. Every time a sound man, August got called yesterday, shows up. Kiekvieną kartą, kai mums reikia garso operatorius, jis ateina. We are called to serve, Mes esam pašaukti and we tarnauti are called to pray. ir mes esam pašaukti And the problem melstis. is, if we only do this right here, Ir problema yra, jeigu mes tik tai dirbsim, we will frustrate each other. mes erzinsim vienas kitą. And if we only do this here, Ir jeigu mes tik tai sėdėsime, melsimės, we will frustrate each other. mes taip pat erzinsim vienas kitą. Warren Wiersbe, a theologian, Wiersbe says it best. Ir A theologian says it best. teologai sako, kad geriausia yra, We are to worship like Mary, kad mes šlovintumėm kaip Marija and we are to serve each other like Martha. ir tarnautumėm vienas kitam kaip Morta. See, the implications of this are just individually, we need to do this. Ir mes, kiekvienas asmeniškai, mes turime tai daryti. But corporately, as a church, we need to do this. Ir taip pat kaip bendruomenė, mes taip pat turim tai daryti. You know, every Thursday night, you can come and worship and pray for an hour and a half. Ketvirtadieniais vakarais jūs galite ateiti ir šlovinti ir melstis čia 1,5 valandos daugiau. Every Wednesday, you can come and get prayed over. Kiekvieną trečiadienį galite ateiti ir už jūs bus pasimelsta. Any day, you can come work on the building. Kiekvieną dieną jūs galite ateiti ir padėti čia tvarkyti pastatą. And we've got to learn as a church to find this balance.